Ką sveiki visi, antra diena oficialių treniruočių, vėl eilinis chaosas, jokių signalų, atvažiavai ir startuoji, buvau nuvėjęs į pirmos dienos sektorius, nemačiau nei vieno teisėjo, kuris juos prižiūrėtų ar dar kažką, nei vieno pabrėžiu, vėl eilinis bardakas atsiprašant. Tai su keliais treneriais apšnekėjom, kaip jie bandys tą svėrimą daryti, kaip jie tą skaičiavimą žuvies. Toks išlieka chaosas, kur nesuprantam, kaip jie ką darys. Tai va labai laukiam kapitonų susirinkimą. Pagal dienotvarkę jisai turėjo įvykti vakar 9 val. Vakaro. Na, tai vėl neįvyko. Tai truputį vėl tokia nežinomybė. Yra atvažiavę jau ir FIPSO atstovai atidarimą, Barbara, Matiolė. Tai lauksim to kapitonų susirinkimo, tada žiūrėsim, kas čia bus. O taip, ką žinau, viskas kaip ir normaliai. Nerijau rodė, kur amerikonai yra pabėgę, o ten tolumoje nefilmuok, jeigu pritrauksi. Jie pabėgo nuo visų, bando patys vieni treniruotis, tai aš prastojau pas juos 20 minučių, pusę valandos, ir nusinčiau tenais Mariuką, kad tas jiem ten neduotų ramiai pamiegoti. Va, ten jeigu mato tolumoje, va, čia. Jie toli už sektorių pabėgo ir kažką ten. Ne, jie ieškojo žuvies labai tvarkingai, gražiai, žiūrėjau kaip gaudo, nufilmavom, kad parodyt mūsiškiam kaip gaudo. Gaudė jie? Jo, gaudė. Tai tikrai turiu ką papasakoti apie jų gaudimą tiek saviškiam, tiek visiems kitiem, kas mūsų kolektyviai yra. Aišku, tas nerimas artėja, širdutis plaka vis labiau, bum, 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 bum dar. Baigėsi Deivido dainavimai. Baigėsi jo, ne? Nu, tai jau matosi ir nuo ryto, jau nuo vakaro kojytė, tai tik dreba. Deividai, šiandien nebedainuosi? Ne, jau viską. Baigėsi muzika. Daug ašučiavimai baigėsi. Šiaip jau pas visus jaučiasi, tas startinis jaudulys, jau šiek tiek yra to nerimo ir pasiruošime, ir veiksmos jau matosi, kad jau pergyvena ir taip toliau. Taip kad laikykit už mus špygas, palaikykit, bus tiesioginės transliacijos visos su žuvim, su račiam, su visais kitais velniais. Taip kad visiems geros dienos ir iki rytojaus.